Sveiki visi, labą dieną. Šiandien yra antradienis. Net nebežinau, kuri diena, nes prasidėjo vasara, parašiau visus egzaminus. Smagumėlis, va, apsikirpau pagaliau. Taip, ir dabar yra 8 valandas, po 8:03. Ir kodėl aš pradedu filmuoti tik dabar, nežinau. Nežinau net apie ką bus šitą seriją. Bet norėčiau pradėti su vieno produkto išpakavimu. Man kažkas iš Australijos atsiuntė kažką. Taip, man kažkas iš Australijos, ne kažkas, o jie vadinasi Carbon Cocoa. Ir čia yra instrukcija. Įdėkit čia petuką, išvalykit dantis, išspjaukit, įsidėkit pastos Carbon Cocoa, kurios man nieks neatsiuntė. Nu tai reikia naudoti kaip paprasčiausią pastą. Ir ji turėtų pabalinti jūsų dantis. Nežinau, ar jinai pabalins ar ne. Pabandysiu išsivalyti dabar dantis. Čia milteliai tokie. Ho ho ho. Tuoj tapsime Beauty Channel. Tai taip, štai čia yra būtent ta vieta, kur aš valausi savo dantis. Savo, ne kitų. O. Ir štai, matote jūsų dantis? Stulbinamai balti. Nu ir panaudosiu šitą gal keletą kartų, gal ir nepanaudosiu, pasakysiu jums, ar jis kažkiek padeda. Dabar jeigu norite įsigyti šių produktų, tai viską paliksiu aprašymę, ten galėsit paspausti ir nueiti į jų parduotuvę, į jų puslapį. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pareklamuoti, tai yra toks vienas puslapis, kuris padeda jums labai paprastai nusipirkti prekes iš Kinijos. Pavyzdžiui, jūs žinote, kad dabar viską gamina Kinijoje. Ir ten bus pačios pigiausios prekės, kurias jūs galit kur nors įsigyti. Ir pačios ekskliuziviškiausios. Taip, tokios, kurių niekur kitur nėra. Taip, pavyzdžiui, nueinate į kokį nors puslapį, kuris jums siūlo daiktus iš Kinijos. Pavyzdžiui, šitas puslapis, kuris yra visiškai kinietiškas, taobao.com. Ir čionai jūs suvedate kokią nors prekę, kurią labai norėtumėte įsigyti. Pavyzdžiui, šitas pėdkelnes. Bet aš labai norėčiau dabar įsigyti fidget spinnerį. Labai populiaru dabar, aš neturiu, pavyzdžiui, fidget spinnerio, jeigu norit, galit kažkas atsiųs man. Bet kadangi aš turiu šį nuostabų puslapį, galiu įsigyti. Taip. Ir, pavyzdžiui, aš norėčiau, ir čia visokiausiai yra, kuris, pavyzdžiui, matėt kokį nors fidget spinnerį, niekur turbūt nematėt. Tai aš tokio ir norėčiau. Ir taip, jisai kainuoja nuo 38 iki 102 pinigų. Tai yra $23. Tada jūs pasiemate šitą linką, nusikopijuojat ir einate į kitą puslapį, kuris vadinasi yoibuy.com. Čia įpeistinate savo pasirinktą prekę. Ir štai matote šitą prekę. Čia įsirinkite, kurį norite, kurį galite pažiūrėti. Va čia, pavyzdžiui, aš noriu va šito va. Labai gražus. Pasirinkate jį čia. Jisai jums kainuos $7. Ir spaudžiate į krepšelį. Šitas puslapis yra geras tuo, kad jisai jums leidžia pasirinkti iš labai daug mokėjimo būdų, matote čia. Pavyzdžiui, iš PayPal'o. Joks AliExpress ir DHgate neleidžia jums pasirinkti mokėti su PayPal'o, o tai yra pats patogiausias mokėjimo būdas yra PayPal'as, bent jau man. Nes dėl to, kad jis yra pats saugiausias, pats greičiausias ir labai paprastas. Tai va, čia yra didelis labai pliusas, kad gali pirkti prekes iš Kinijos ir mokėti su PayPal'u. Taip pat labai daug yra atsiuntimo būdų, pavyzdžiui, DHL. Perkant iš Kinijos dažniausiai laukia kokį mėnesį, o su DHL tai tikrai labai greit atsiūs. Ir dar, aišku, jeigu prisiregistruojat, tai naujiems vartotojams duoda $10 nuolaidą, tai irgi žiauriai super, manau. Taigi, nusipirksiu šitą fidget spinnerį ir pasukiosim. Paklausykit, kažkas myža pro langą.
Žiūrėt kaip myža. Jokiau ten turbūt žolę laisto. Arba myža. Jau turbūt pastebėjote, kad per šias kelias vlogo minutės, kad aš šiandien net labai turiu daug veiklos šiam vlogui. Tai atsakysiu jūsų keletą pačių populiariausių klausimų. Dar vieną kartą. Andriau, su kokia kamera filmuoji? Aš filmuoju su Sony A6300 ir dar kartais filmuoju su GoPro Hero 5 tipo, Hero 5 arba Nexus 6P arba iPhone 6, tiesiog 6. Antras klausimas. Andriau, kokią programą naudoji video montavimui? Video montavimui naudoju programą Adobe Premiere Pro. Taip. Ketvirtas klausimas. Andriau, kokia čia daina? Tai jūs daugelis turite išmanius telefonus, tai tiesiog atsisiunčiate programą, kuri vadinasi Shazam. Štai va šita programa, mėlynas fonas. Shazam, atsidarote. Ir tada pasileidžiate norimą dainą. Pavyzdžiui, štai jums labai patiko daina. Jūs paspaudžiate. Ir štai taip paprastai jūs sužinote, kokia daina groja mano vloge. Žiūrėkit, dar ką radau. Atsimenat šitos dalykus, ar jau pamiršot? Ai, ne tą pusę atsistojau turbūt. O, Jėzus Marija, mėla. O, jas, jaučiu užsimušę aš tai. Šiaip tai labai fainai, tik jau kažkaip buvau primiršęs aš juos, o dabar vėl puikiai prisimenu ir galėsiu važinėti po savo didžiulį kambarį. Va, iki čia. Nu čia, iki čia galiu nuvažiuoti. Labai, labai smagus elektrinis dalykėlis. Kalbant apie elektrinius dalykus. Geriausias automobilis, kurį kada nors vairavau. Kaip matote, čia nėra kaip atsidaryti durų. Bet, jeigu pasiemate čia keistai atrodantį mašinos raktą ir prieinate prie jos, rankenos atsidaro pačios. Viskas, kas yra šiame automobilį, yra vairas, didžiulis ekranas, kuris yra liečiamas, nu kaip iPadas. Jeigu nori atsidaryti garažą, spaudi čia vat ir spaudi va čia vat. Čia nieko nereikia užvesti, tiesiog šitą svirtelę į apačią. Prašau pasiklausyti, kaip garsiai jinai dirba. Can't stop the waves in the ocean. No lying that I'm trying. I'm just gonna keep on getting lighter. Go on, keep on fighting. I'm just gonna keep on getting lighter. No life, no attention. Giving up will never be an option. No time. Taip, šitas automobilis turi šį nuostabų ekraną, kuris vis kontroliuoja vos ne visą automobilį. Pavyzdžiui, jeigu norite atidaryti šį stoglangį, tiesiog atidarote štai va taip. Taip pat šitą mašiną gali pati prisiparkuoti, pati vairuoti, prisijungti prie Wi-Fi'aus. Pavyzdžiui, jūs galite važiuoti ir, pavyzdžiui, nežinot, kaip koks žodis yra kokia nors kalba, tiesiog įsijungiat browserį ir browsinat. Gerai, čia yra trumpas Tesla Model S review. Kaip matot, kaip dabar aš neliečiu visiškai vairo ir jinai pati vairuojasi. Taip galima pagreitinti greitį. Ir šitas automobilis mato priešai save esančias mašinas, pats sustoja, pats pagreitėja. Nu ir tiesiog gali būt tiesiog laisvėje.
bent jau man čia yra labai visokiausi futuristiniai garsai, ypač kaip automobilis greitėja automobilis, labai daug kartų sakiau automobilis. Pavyzdžiui, pasiklausykit. Ne koks, bet... Geras, ne? Geras. Tai va. Štai šitas konkludina mūsų Tesla Model S review. Dabar eisim valgyti sparnelių. Taip pat dar noriu parodyti, kaip šitas automobilis pats parkuojasi. Čia vat atsiranda ženkliukas, kad galima parkuotis, tada spaudi reverse, spaudi start ir tada nieko nebedarai. Dar pažiūrėti kamerą.